Šiausiamis naujienomis keliaujame į Lietuvos Respublikos Seimą. Ten pasitinkame kolegą Arną Mazėtį. Kalbėsime apie skaitmeninę televiziją. Atrodytų jau ji visiškai čia pat, spalio 29-oji. Tačiau apie ką kalbame? Arnai. Modestai, kalbame apie tą pačią skaitmeninę televiziją, apie kurią kalbame ne vieną mėnesį, ne vienoje laidoje ir galbūt net ne vienerius metus, tačiau situacija iš tikrųjų skandalinga ir atėjus spalio 29-ai gali taip nutikti, kad mes prie skaitmeninės taip ir nepereisim. Kas įvyko ir kas vyksta, kalbame su Seimo informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininku ponu Arūnu Valinsku. Pone Valinskai, šiandien vyko jūsų komiteto posėdis, jūs kreipėsi tiek LRT atstovai, tiek kitų komercinių transliuotojų atstovai. Kokia yra situacija su skaitmeninės televizijos perėjimu? Na, problema iš tiesų iškilo ir labai drastiškai, nes pasirodo, kad viešinamas pats procesas, kuris gali ir neįvykti, o pinigai jau išleisti. Vis dėlto yra problema, kad Lietuvos radio televizijos centras, kuris turi užtikrinti sąlygas santykyje su žiūrovais ir tarptų, kurie tas programas gamina, dėja, bet vietoj to, kad optimizuotų savo, sakysim, darbuotojų skaičių, taip pat techninės galimybės, vis dėlto jie nusprendė eiti paprasčiausių kelių ir kelti būtent komerciniams kanalams ir tai pačiai LRT blogindami sąlygas kelti įkainius. Tai iš tiesų tas informacija ne tai, kad nustebino, bet jinai gali pavadinti netgi savotiškai skandalinga, nes iš tiesų problemų yra daugiau, negu galėjome įsivaizduoti. Tuo labiau, kad nelabai yra, atvirai šnekant, nelabai matom geranoriškumo tas bėdas visas spręsti, todėl buvo priimtas pakankamai greitai sprendimas 3 komitetų Seimo, būtent informacinės visuomenės plėtros, tai ir mūsų komitetas, taip pat švietimo mokslo komiteto ir audito komiteto, bendras kreipimasis, kuris jau pasirašytas, kreiptis į valstybės kontrolę, kad būtent LRTC būtų atliktas valstybės auditas iki vasario 1 dienos ir taip pat yra priimtas sprendimas kreiptis į Susisiekimo ministerija, taip pat ryšių reguliavimo tarnyba, kad dabartinės sąlygos, kurios yra, būtų išaldytos ir iki, sakysim, tos kontrolės ir audito išvadų jos nebūtų keičiamos, nes realiai, ypač komerciniai kanalai ir kiti, sakysim, produkcijos gamintojai, jie atsiduria LRTC kaip ir tampa įkaitais ir be abejo nukentės televizijos žiūrovai. Pone Valinskai, posėdį dalyvavo ir alternatyvaus galbūt retransliuotojo įmonės direktorius. Jisai minėjo, kad LRTC, tai yra radijos televizijos centras, dvigubai kelia nuomos kainas savo bokštų. Kaip tai vertinat kaip komiteto pirmininkas? Be jokios abejonės, tai yra tiesiog naudojimasis savo turimą monopoliją ir jie turi ne tik siųstuvus, bet ir turi tas vietas, kuriuose siųstuvai yra, sakysim, dislokuojami. Aš kalbu apie bokštus. Tai būdami monopolininkai, jie naudojasi tokia situacija ir kelia kartais visiškai nepagristus finansinius reikalavimus tiems galimiems kitokiems tinklams. Nes be jokios abejonės, na, atvirai šnekant, matomas toksai nenoras žengti su progresu, arba tiksliau, tegul progresas įvyksta, bet visi finansai tegul lieka taip, kaip buvo. Tai vietoj to, kad būtų galima optimizuoti ir darbuotojų skaičių, taip pat optimizuojant ir techninės funkcijas, vis dėlto liekama prie to paties, kad nemaža pinigų dalis nepagristai, sakysim, ir taip yra keliami įkainiai ir tuomet sudaro problema, kurią iškelia televizijos kaip produkcijos gamintojų. Mes puikiai žinom, kaip skandalingai vyko ir LRT kaip nacionalinio transliuotojo konkursas ir iš principo, na, LRTC centras pats pralaimėjo šį konkursą, dabar tų negautų pajamų dalį, maždaug apie 6 milijonus, keldami kainas, taip, per metus 6 milijonus, tiesiog nori visiškai nepagristai status quo susigrąžinti, keldami kainas kitiems transliuotojams. Tai tokia situacija iš tiesų yra, na, ne tai kad skandalinga, bet manau, kad auditas ir kontrolės išvados turėtų kelti klausimus ne tik apie kai kurių vadovų kompetenciją, bet ir galima piktnaudžiavimo tarnybą. Šiandien posėdėje dalyvavo LRT atstovai, komercinių televizijų atstovai, Susisiekimo ministerijos atstovai ir ryšių reguliavimo tarnybos atstovai. Kada kitas posėdis ir ką dar jį galbūt planuojama kviesti yra? Gal kažką iš telecentro vadinamojo?
Mes planuojame, kadangi kitą savaitę nėra Seimo posėdžių ir visiems žinoma, kad, aišku, 14 dieną rinkimai, bet mes iki dar kito posėdžio po 2 savaičių trečiadienį, matyt, būsime paruošę projektą moratoriumo, pagal kurį, manau, kad ir ryšių reguliavimo tarnyba ir atitinkamos institucijos ministerijoje, aš turiu omeny susisiekimo ministeriją, vis dėlto tą moratoriumą pasirašys, kad būtų išaldytos kainos ir įkainiai, kurie yra dabar, kol bus gautos kontrolės išvados. Taip pat mes kreipsimės į ministeriją ir ryšių reguliavimo tarnybą, kad būtų sudaryta nepriklausomų ekspertų grupė, kuri, na, matot, kontrolė užsima, tam, sakysim, auditų ir veiklos audito vertinimu, o ši grupė matyti vertintų ir techninius kai kurios parametrus, kurie turi šiuo atveju pakankamai daug įtakos, nes, na, galima sakyti, mes ir tą naujo įdėgėm, ir tas kainavo, o būtent tokia nepriklausomų ekspertų, techninių ekspertų grupė turėtų atsakyti, kas iš tiesų buvo padaryta, kiek kainavo ir kokiais įkainiais televizijoms tai turėtų virsti. Kol kas viskas yra kabinama iš dangaus, vien todėl, kad LRTC pinigų labai reikia. Bet tai vienintelis argumentas. Ir, ponia Valinskai, labai trumpai, ministerijos susisiekimo, kuri viešina programą skaitmeninės televizijos, pinigų tikrai tam skiria labai daug. Taip. Ar gali būti, kad dalis jų iš tikrųjų vėliau paaiškės, galbūt paaiškės, kad jie buvo išmesti į balą? Labai trumpai. Taip, be jokios abejonės, kadangi su tokiom sąlygom, kurias dabar kelia LRTC, ne visi komerciniai kanalai gali sutikti ir ateityje tiesiog gali pereiti į koduoto transliavimo sistemą. Tuomet tas viešinimas bus tiesiog pinigai išmesti į balą ir, na, tai jau tada reikės ieškoti, kas už tai atsakingas, bet galiu pasakyti, kad kaltų vis tiek nebus. Ačiū, ponia Valinskai. Iš tikrųjų, situacija yra tokia, kokia šiandien yra. Apie tai mes informuosime kitose LRT televizijos laidose, tiek Panoramoje, tiek laidoje šiandien. Tad žiūrėkime ir sekime įvykius. Modestai. Dėkui, mūsų žurnalistai stebė situaciją Lietuvoje. Priminsiu, jog Lietuva nusprendė teikti ieškinį prieš Rusijos dujų koncerną Gazprom Stokholmo arbitražui. Kitą valandą mūsų laidoje kalbinsime į teisininkę, atstovausiančią Lietuvai būtent šiame arbitraže. Na, o dabar jau laikas žinioms, kurias rengia LRT.